Kas yra laisvė, aš paaiškinsiu iš techninės pusės, kaip aš ją suprantu, kas yra laisvė liberaliai demokratijoje, kur mes gyvenam. Tai yra dalykas, apie kurį dažnai žmonės pamiršta. Ir kai vyksta ginčai, gerai laisvė, blogai, demokratija, gerai, blogai, pamirštamas vienas esminis dalykas, kad demokratija ir laisvė yra tada, kai teisė rinkti ir būti išrinktam yra egzistuojantis veiksnys. Kai šito nėra nei laisvės, nei demokratijos. Visa kita yra išvestiniai dalykai, gražūs žodžiai, be kurių irgi būtų liūdna gyventi. Ar mes galim švęsti mūsų laisvę? Be jokios abejonės mes galim švęsti mūsų laisvę, mes padarėm labai daug. Mums padėjo ir laisvasis vakarų pasaulis, bet mes ir patys buvom pakankamai kieti. Mes esam šaunuoliai, čia jokios tame ironijos nėra, jokio čia sarkazmo, su visais savo trūkumais, kuriuos mes turim šalyje, su visais tais šalutiniais poveikiais. Mes padarėm labai daug ir padėk Dieve kitoms šalims būti tokioms kaip Lietuva. Tai tą progą noriu pakviesti visus švęsti laisvės kovo 11 Gedimino prospekte 4 val. Po pietų. Ateikit.